2008–2010 metų laikotarpiu Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla dalyvavo Comenius daugiašalės partnerystės projekte www Global Solutions EU. Jame dalyvavo 10 Europos šalių mokyklos. Projekte dalyvauja 10 šalių – Graikija, Italija, Ispanija, Didžioji Britanija, Belgija, Estija, Lenkija, Lietuva ir Kipras. Daug šalių iš tikrųjų dalyvavo ir susitikimų metu mūsų būdavo didžiulis būrys, kokia 30–40 mokinių, apie 30 mokytojų. Tai tikrai taip jau noriu pasakyti, kad nors tiek daug šalių dalyvavo, bet mes tokių didelių problemų, bendravimo ar kažkokių kultūrinių ar kitokių ten tikrai neturėjome. Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla buvo vienintelė projekte dalyvavusi mokykla iš Lietuvos. Dalyvavimą jame finansavo Švietimo mainų paramos fondas. Tiek mokytojai, tiek mokiniai džiaugiasi, kad dalyvavimas projekte atnešė daug naudos ir neišdildomų įspūdžių. Aš buvau Italijoje ir gyvenau šeimoje savaitę. Tai pirmiausia, kas man labai buvo įdomu ir aktualu, tai visos šeimos gyvenimas. Ir per tą savaitę gan daug sužinojau ir susipažinau. Išmokau kažkiek italų kalbos, ant tų pirmųjų žodžių pradmenų. Labai buvo įdomus visos šeimos požiūris į mamą. Ačiū, kad Lietuvoje taip nėra. Susipažinau ir su kitos šalies vaikais, kaip mokytoja minėjo, su graikais, ispanais, kipriečiais. Labai įdomi situacija buvo, kai mes autobuse sėdėjom, dar važiuojant tik į priekį ir visi graikų vaikai dainavo. Buvo įdomu klausytis, tuo pačiu bendrauti, rodė savo namus, savo šeimą. Na, tiesiog įdomu buvo bendrauti ir leisti laiką. Iš tikrųjų, tokie projektai tai duoda naudos, nes mokiniai sugeba geriau išreikšti savo mintis į užsienio kalbą, jie pagyvena šeimose, susipažįsta su to šalies gyvenimu, taip pat jie mokosi bendrauti, mokosi bendradarbiauti, juk skirtingų tautybių žmonės turi ir savo, sakykime, ten kažkokių dalykų, ko mes neturime, tai va, reikia tolerancijos, išmokti bendrauti, bendradarbiauti, suprasti kitą. Projekto tikslas ne tik skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, bet ir supažindinti jaunimą su globalinėmis problemomis. Projekto tikslas tai, kad mokiniai išmoktų geriau bendrauti, bendradarbiauti, susipažintų su ekologinėmis problemomis, kurios būdingas ne tik tai mūsų Lietuvai, sakykime, bet ir kitoms Europos šalims, kad jie išmoktų, suprastų, ką reikia daryti, kad pasaulis būtų švaresnis.